Automatika tai žemės rutulys laikomas 3 dramblių. Tai yra elektra, elektronika ir informatika. Tai yra 3 kertiniai dalykai. Užtikrinti tobulėjimą, vystymąsi, technologijas, bet kokiu atveju turi tą darbą atlikti automatikai. Nes daugelis procesų, kuriuos šiuolaikinė pramonė naudoja, būtent yra automatizuoti. Todėl perspektyva yra fantastiška. Studentai mokinasi ir gali pritaikyti savo žinias, programuojant tos vadinamus pramoninius valdiklius. Tai vienas iš tų valdiklių yra čia. Jinai tipinė tiems žmonėms, kurie dirba pramoniai. Yra įėjimų, išėjimų modeliai, kurie leidžia nuskaityti signalus iš jutiklių ir per išėjimų modelius valdyti kažką tai. Dabar mes esam transporto automatikos laboratorijoje. Vis tik pagrindinis akcentas čia yra geležinkelio transporto automatizavimas. Gali eiti projektuoti. Projektavimui irgi labai trūksta šitos srities specialistų. Projektai tokie kaip Rail Baltica dar vis nesibaigia. Intermodaliniai terminalai, nesenai užbaigti projektai ir visa kita. Geležinkeliai yra gyva sistema, vis atsiranda reikalavimų arba pageidavimų kažką tai pakeisti. Mes esame garso apdorojimo laboratorijoje. Kompiuteris, kuris gali atpažinti balsą, gali mums padėti labai supaprastinti mūsų buitį. Gripas. Tai yra procesų valdymo laboratorija. Laboratorija yra išties moderni, jinai yra nuolat atnaujinama tiek aparatinė, tiek programinė įranga. Realios laboratorinių darbų užduotys yra artimos toms, kurias atlieka automatikos inžinieriai realiuose gamybinėse sąlygose. Šiuo metu mes esame naujai kuriamoje laboratorijoje, tai biotechnologinių procesų valdymo. Biotechnologiniai procesai vyksta tiek farmacijos pramonėje, tiek nuotekų valyklose, tiek maisto pramonėje, kur biochemija, ten ir mūsų valdymo specialistai. Šią programą pasirinkau dėl to, kad išgirdau labai gerų žinių apie šią programą. Įgauni labai daug naudingų žinių, pradedant programavimo žiniomis, elektrotechnikos žiniomis. Labai geros laboratorijos yra aukščiausio lygio ir įranga nuolatos atnaujinama, be to ši įranga naudojama ir pramonės įmonėse. Bakalaurinio darbo tema automatinių dėžučių lankstymo įrenginio valdymo sistemos modernizavimas. Ir analizavau įrenginio keliamą riziką, kūriau programuojamo loginio valdiklio programą, operatoriaus pultų programą. Taip pat sumontavau elektros skydą ir įdiegiau jį į gamybą. Darbas buvo gal daugiau negu metai laiko pasirinktas prieš daromas, nes buvo ganėtinai sudėtinga tema. Tai buvo smegenų signalų panaudojimas valdymui. Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras užsiema inžinerinių sistemų automatikos sprendimais, patalpų valdymo, šildymo, vėdinimo valdymo. Turim 30 žmonių, iš jų bent 10 yra KTU absolventai. Mums reikalingi inžinieriai, kurie galėtų projektuoti, diegti objektą, valdyti objektus, programuoti automatizavimo ir pastato valdymo sistemas. Įmonė yra AB Axis Industries, užsiema pramonės automatizavimu, yra rinkos lyderis. Šitoj specializacijoje dirba automatikos ir valdymo specialistai iš Kauno technologijos universiteto. Ieškome jaunų, gabių studentų, kurie myli savo darbą, nori jį dirbti ir domisi jo. Pareikalavimas tokių žmonių ir specialistų yra daug ir kaip mes sakom, kad galbūt iš darbo rinkos kažkas tai iškris, tai automatikai tikrai iš darbo rinkos neiškris. Įmonės labai nori pabaigusių šią programą studentų ir labai gerai vertinami.